Hi guys, su jumis aš Lunelė ir kągi. Šiandieną aš atsakinėju į jūsų klausimus. Jo, klausimų galiu pasakyti, kad yra gana daug. Komentarų 9, bet klausimų gana daug. Jo, taigi galiu pasakyti dar vieną dalyką prieš tai, kad aš filmuosiu video, kad nepykit, jeigu aš į jūsų klausimus neatsakysiu, nes todėl, kad kiti klausimai bus kaip tik antroje dalyje. Nes manau, kad tai bus 2 dalys. Taigi gerai, pradedam. Pirmas klausimas. Ar sunku būti garbanį? Taip, sunku būti garbanį. Iš tikrųjų, garbanį būtų gana nelengva, nes, pavyzdžiui, jeigu tokia plaukų struktūra kaip mano, aš dar plius susigadinau savo plaukus. Jo. Su manimi buvo žymiai daugiau garbanuoti plaukai negu dabar. Dabar pas mane kažkaip susigadino plaukai tiesiog. Dėl to, kad aš juos tiesinau. Jo. Biškutį taip. Tai jo. Tai dabar pas mane biškutį yra tokia problemų. Ir dabar man reikia kuo dažniau plauti gal. Gal kas, nežinau, gal kas 5-4 dienų. Anksčiau aš plaudavau kas savaitę. Jo, būna, kad negi dar anksčiau pasiprašau, kad plaučiau. Bet aš paskutinį kartą plovau penktadienį, dabar yra trečiadienis, nu tai vat. Tai jo, tai kad sunku. Kodėl buvai išėjusi iš YouTube'o? Galiu dabar pasakyti vieną dalyką. Kad man dabar yra nelabai malonu tą momentą atsiminti, dėl ko aš buvau išėjusi iš YouTube. Jo. Dėl ko grįžau į YouTube, grįžau, nes tai mano hobis yra. O kodėl išėjau, man biškut tai nemalonu apie tai kalbėti, nes iš tikrųjų labai sunki tema, o aš dėl to naktimis iš tikrųjų nemiegojau, tai jo, tai sorry, biškut, kiek tau metų? Pamiršau dar pasakyti, kad į privačius klausimus aš neatsakau, bet į šitą klausimą manęs daug kas klausia, kiek tau metų? Tai galiu pasakyti, kad atsakymas bus, bet ne dabar. Dabar yra biškutė per anksti. Tai viskas sakyt. Aš pasakysiu, kada iki mano gimtadienio bus likęs... Aš dabar galvoju, gal kada bus likęs mėnuo? Jo, arba 20 dienų. Bet manau, kad pasakysiu žymiai anksčiau, galbūt... Negi kada, nors ne, jau 2 mėnesiai jau viskas praėjo. Jau negi praėjo, Dabar yra balandžio 8. Man rodos, šeštadienis buvo, šeštadienis buvo 26. Pirmadienis buvo 27, dabar vakar buvo 28, šiandien 29. Tai jo. Tai jau kaip ir mano gimtadienis jau artėja link to, kad iki mano gimtadienio liks mėnuo, aš šito nelaukiu. Nes gana jau didelis skaičius mano metų, tai jo. Senutė. Tai vienu žodžiu, tai manau, kad pasakysiu, kada liks iki mano gimtadienio mėnuo arba 20 dienų. Tai jo. Jau ką mano gimtadienis yra birželio 23. Kad žinotumėt. Jo. Taip. Turi BFF į taip tai kiek? Aš turiu... O dabar galvoju. 4 paminėtos buvo viena video. Vieną aš turėjau bestą, bet aš jis dabar nebeskaitau bestą. Tada Kažkur 6 bestas turiu. Maždaug 6 bestas. 6, 7, 5 bestas aš turiu. Aš pati susipainiau, aš jų daug turiu. Jo. Tai kad gana daug. Tiesa, įdomus faktas apie mane ir mano bestas. Aš tarp savo besčių esu pati vyriausia, bet
tarp daugumos savo besčių aš esu pati mažiausia. Rimtai. Gal tik tas viena yra bestė, kuri yra... Ne, dvi yra bestės, kurios yra mažesnis už mane. Visas kitas yra aukštesnis, bet jos yra jaunesnės už mane, bet jos yra aukštesnės. Bra! Čia nesąmonė, kažkokia tais. Viena iš visų mano klasiokė, jinai... Bet tarp mūsų skirtumas yra 5 mėnesiai. 5 mėnesiai yra... Jinai ir to aukštesnė už mane, nu tai... Mane ta užktis žiūrė stipriai. Suveda 2 metai skirtumas. 2 metai vienas vienu ir 1 diena. Opa, aukštesnė už mane dar daugiau. Aš suprantu, kaip tai vyksta. Atrodo, kad pati vyriausia, bet pati mažiausia išeina. Parašykit pas ką taip pat. Kokioje mokykloje mokaisi? Pačioj blogiausiai mokykloje mokausi. Gerai, mokykla galbūt ir visai nieko, bet klasė... Nekenčiu savo klasės. Kada jau pagaliau aš išėjusiu iš šitos mokšės. Tiesiog, aš nebenoriu šitoj mokykloje būti. Nebenoriu. Jo. Nu, bet tai yra privati informacija, kokia aš mokykloje mokusi, tai kad nesakysiu. Bet, geroji. Taip normalioji mokykloje mokusi. Koks tavo vardas? Rimilė. Jo. Jeigu ką, tai nėra mano real name. Tai yra mano iškalbotas vardas, tai jo. Bet galite mane kreiptis kaip Rimilė. Nesupyksiu. Jo. Kokiam mieste gyveni? Panelė iš Kauno rajono, verta milijoną, graži be diplomo. Gerai, ką? Privati informacija. Panelė iš Kauno. Gerai. Kada supratai, kad nori kurti YouTube? Kada buvau gana maža, aš dabar galvoju, kad nuo kelių metų aš kalbu telefoną. Aš kalbu telefoną 6 metų. Jo. Aš kalbu pirmą telefoną savo 6 metų, tai gal kokių... Aš pažiūrėsiu. Tai ką? Taip, 6 metus atgal, tai... 6 metus atgal aš supratau, kad aš norėčiau tapti youtuberė. Čia, kai aš buvau 6 metus atgal ir dabar tiesiog. Tai yra įkelta į YouTube. Bet tai yra privatu. Tiesiog, kreipkite dėmesį, kaip aš pasikeičiu tiesiog. Jo. Čia dar mes gyvenam centre. Jo. Tiesiog. Taip gerai. Tai jo, tai aš nusprendžiau būti youtuberiu 6 metus atgal. Ir mano pirmi, bet video buvo tokia kažkokia tas šūdinė. Tiesiog, aš tam minėjau tiek daug kanalą, aš tik kalbu blem. Žiūrėjau gėdą. Dabar žiūrėjau tai. Aš žinau, kad tai yra neįkelta YouTube. Tiesiog privatu yra. Taip pat jie įkelti, bet jie yra privatus. Eina savo. Thank you so much. Nemaniau, kad kažką pasakysiu. Anksčiau aš tai galvodavau, kad tipo, blemba, kokia aš populiari. Dabar cringe. Rimtai. Koks buvo to pirmas video ir ar jo nesigėdėjau dabar. Taigi, pats pirmas Simono video tai buvo irgi 6 metus atgal. Ir jis vat, tiesiog. Rimtai, čia jis. Čia mano pats pirmas video. Grinai. It's a my... Tai mano pats pirmas video, for real. Ir aš žiauriai, man dėl jo labai dabar gėda yra. Rimtai, aš kažkaip žiūriu ir tiesiog... Pala.
Kas su mano balsu negerai? For real. Aš suprantu, kad su mano balsu negerai kažkodėl. Tada buvo. Taip, tai jo. Ar iš karto tikėjai, kad tau pasiseks? Tada taip, dabar, dabar tai galvoju, kad, bus kaip bus. Jo, bet anksčiau maniau. Taip. Kokia tavo mėgstamiausia spalva? Taip, pala, aš kaip tik turiu. Čia mylimiausių savo spalvų. Pala, va čia labai daug kano. Bet aš gal parodysiu, tavęs nerodysiu, nes tu esi biškutė. Chemija. Jo, biškutė chemija. Tai jo, tai this is my favorite color. This and this. Yep. Tai yra, šitas galima sakyti, kad man patinka visus baby spalvos. Ypatingai, man labai patinka, gal labiausiai man patinka baby blue ir baby purple. Yeah. Purple rain, purple. Jo. Tiesiog, aš negaliu nusipirkau tušinuką purple spalvos. Tiesiog, baby purple. Jo. Pasamė, jeigu kuprinė. Aišku, ją reikia siūti jau. Škutė. Pasamė, jau vienais plyšos. Bet, I mean, pas mane viskas tiek violetinė, mėlyna, tai jo. Bam. Vat, tiesiog. Netgi, mano patydė mylimiausia pamoka yra pilna tų spalvų. Goodbye. Tiesiog. Taip. Ir kokią spalvą duotum savo vardui? Savo tikrajam vardui. Aš nežinau, aš turiu savo pačią, gerai, įdama mylimiausią spalvą, bet tokia. Man viską mėlyna patinka, bet tai labiau mano bestas mylimiausia spalva yra žalia. Jo, aš tieko nesakau, kad žalia man nepatinka, bet nelabai kažkoks. Bet, negi kaip pasėdžiu pitį, aš klausiu tiesą sakant, kokį man jis duotų vardą, spalvą pagal vardą, tai jis pasakė, kad pagal mano tikrąjį vardą, tai duotų man žalę kažkokį, tai jis gal žalę mėlyną tokį spalvą, o pagal mano išgalvotą Remilę vardą, man rodos, kad pasakė, kad rožinę tokią violetinę duotų vardą, tai jo. Spalva, tiksliau, ne vardą, o spalva. Tai jo. Kodėl tu rečiau pradėjai filmuoti? Atsakymas labai paprastas. Aš neturiu tiesiog labai daug laiko, tai kad I'm so sorry. Aš iš tikrųjų nelabai turiu daug laiko, jo. Mano visas laisvas laikas iškeliauja namų darbam. Rimtai? Gerai, ne tik namų darbam. Taip, pagalvokime. Ryte aš atsikeliu, praskrolinu telefoną, tiesiog, paskui kažkur tais 7 tram per anksti, 40, aš suprantu, kad aš vėluoju į mokyklą ir man tenka ruoštis, škuotis plaukus apsirengti, dar susirasti outfitą, tada sudėdaiktus į kuprinę. Jo, aš negi pavalgyti nespėjau, tai kad tą dieną grįžtu namo po mokyklos, pavalgau, turiu lėkti muzikos mokyklą, tada po muzikos mokyklos grįžtu namo, biškutį praskrolinu telefoną, tada biškutį kelias minutės, gal 10 minučių tik praskrolinu telefoną, tada šitą po 10 minučių praskrolinu telefoną, tada po 10 minučių einu daryti namų darbus, tada po namų darbų aš valgau ir tai einu miegot. Viskas. Mano visą dieną. Jo. Ir dar šiek tais man reikia prasigrot, bet čia jau kaip spėju. Jeigu spėju, tada groju dar, o jeigu nespėju, tai negroju. Tai jo. Bet dabar aš nufilmuosiu šitą video ir įsikrot su smuiku. Taip, kokie bernai tau patinka? Jeigu čia šitas
galima pasakyti, labai daug. Žemi, aukšti. Čia ta prasme, žemi, aukšti. Gražus ar negražus, tipo. Blondinai, brunetai. Galiu pasakyti tik tais vieną dalyką. Aš pati dar neapsisprendžiu, kokie man brunai patinka. Va tai vat. Tiesiog, va tai vat. Nes aš dabar, vaikinų neturiu, aš single. Jo. Koks serialas tau patinka? Stranger Things. Oh yes. Jo, aš dievinu Stranger Things, rimtai. Tada, jei galėtum grįžti į savo pirmą video dieną, ką darytum kitaip? Nežinau, gal. Nefilmuočiau kas milisekundę, blemba, savo žaislus. Pažiūrėkit, tai mano žaisliukas. Rimtai, aš tada dabar sakiau, kad tipo, taigi, tai mano žaislas, toks ir toks vardas, aš jį labai myliu. Tiesiog, aš nemeluoju. Čia for real. Šitą mano bestė man atidavė, nes jinai turėjo tokį patį, tipo, jai pasikartojo ir ne man atidavė tokį kituką. Tai jo. Taip. Koks video tau buvo sunkiausias emociškai ar techniškai? Pas mane dabar išeina tik tas vienas video, tai yra mano vakaro vlogas, tai gal galima sakyti, kad jis būtent. Jo, bet tai kanale mano yra dar daugiau, tai... Bet aš jų neįkėliau, tai kad... tiksliau buvau įkėlus, bet jie dabar yra privatus, tai jo. Ar esi kada nors nufilmavusi video ir jo taip ir neįkėlė? Kodėl? Taip, yra gana daug. Aš video iš tikrųjų esu nufilmavus. Kodėl? Nes todėl, kad jie per daug užima laiko. Rimtai, laiko vietos užima per daug. Blem. Aš taip nekančiu sirgti. Aš dabar atsirgu biškut. Tai nekreipkite dėmesio. Jo. Bet taip tai jo, aš gal dažniausiai, tipo, nufilmuoju video, bet, tipo, tai yra dienos vlogas ir tiesiog valandą laiko trunka dienos vlogas ir aš tokia blemba. Bet ką daryt? Pas mane rytas per ilgas jau yra. Rytas, pats ilgiausias pas mane dalykas yra rytas. Nesvarbu, kad aš ten pusę blemba valandos praskruoju tiesiog telefone. Ryte. Bet vis tiek tai mano pats ilgiausias kažkokiais išeina valandą užtrunka video. Tai jo. Ir dar prisipūna vietos. Pritrunka. Tai jo, tai tenka trinti visus mano video. Jo. Ar YouTube pakeitė tavo pasitikėjimą savimi? Taip. Negi labai stipriai pakeitė. Tipo, aš dabar tapu tokia drąsi, galiu pasakyti. Tipo, anksčiau, prieš tai, kad filmuojant, aš buvau tokia nedrasi. Dabar negi, tipo, kada man dabar pila heitą, dabar aš tipo tokia galvoju. Žmogau, tu durnas. Tiesiog, rimtai, aš nemeluoju, tiesiog tokia, žmogau, apsiramink. Tiesiog. Žiūrėk save. Tiesiog, va taip. Iš manęs dabar šau klasiokas. Ir tipo, aš nežinau apie ką mano klasiokas šiandien pagalvoja, bet mano klasiokė man davė prie geografijos pamokas online, ne? Ir tipo, mano klasiokas atsisikra tiesiog, va tokiu žvilgsniu mane žiūri, tipo, toksai, aš tokia galvoju, kas vyksta. Jis mane taip žiūrėjo, tipo, va taip kažkaip žiūrėjo. Aš nesuprantu, kas įvyko. Man tiesiog klausok tą visą laiką. Ir kas čia tokio blogo? Aš nesuprantu. Tai jo. Kaip pakeitė, labai stipriai. Kaip balansuoji mokslus ir kūrybą? Kūryba paskutiniai eiliai. Sorry, bet jo. Nes, iš tikrųjų, aš nelabai daug turiu kažkokio laiko. Tai jo.
Dar nes aš buvau dingus biškutį iš kanalo, nes todėl, kad tai buvo ne per seniausiai, nes todėl, kad mano tėvai nusprendė padažyti va dabar duris. Padažytis yra duris baltai. Tai jo. Ir tipo, aš nusprendžiau nufilmuoti tokį video, bet tėtis, tipo, aš nuėjome visus lipdukus jau, kuris mano mama išmetė. Jo, pas mane jie taip gražiai buvo sukliuoti ant stalo, nes tipo, jie pas mane buvo ant durų iš pat pradžių, bet tėtis pasakė nukliuok lipdukus, nes tipo, jis dažys, ačiū Dievui, mano besės piešinį neišmetė, vos neišmetė, iš tikrųjų, vos sustabdžiau mamą, kad tipo neišmest. Jo. Ir tipo, iš tikrųjų, ir aš iš tikrųjų būnu nulipinus visus lipdukus, tipo laukiu, kol man jis iš vidaus padažys, tipo baltai. Dar į vizažų. Normaliai, tai jo. Tai kad sunkiai. Jo, dabar aš tiesiog filmuoju shorts. Nu, jau jis shorts pakol aš šitą video įkelsiu, tai jau tikrai bus išėjęs. Ten, kur, tipo, aš sieną dažau. Nu, tipo, klijuoju, jo. Tai jo, bet taip tai sunkiai panašu, tai jo. Ar jauti spaudimą būti tobulai internete? Ne, aš stengiuosi būti savimi. Amin. Jeigu aš jau nepatinku tokia, kokia aš esu, galite išeiti. Tai aš nejuokauju. Jeigu nepatinku, tai aš neverčiau jūsų manęs stebėti, kad... Amin. Jei turėtum 1 milijoną eurų video kūrimui, ką sukurtum? Gal sukurčiau kažką tais, galbūt aš atidarinėju dar kažką tais. Nežinau, aš biškut kapišonas visas. Man biškut neauko taip sėdėti be kapišonų. Jo. Tai aš gal sukurčiau kažkokį tais unpackingą, kaip pavyzdžiui Minecraft'o. Aš susipirkčiau pilną, manau, kad Minecraft figūrėlių arba, nežinau, gal kažkokiu tais žaislų savo dukterėčių, kurios, aišku, dabar bus mažas, bet, nu, vis tiek. Ir galbūt, iš tikrųjų, parodyčiau, kas man papuolė ir taip toliau. Ir nes todėl, kad šiaip vis, na, pasižiūrėjau, kad unpackingas kažkokių tais daiktų, kaip pavyzdžiui, Minecraft, žiauriai daug surenka laikų. Ir peržiūrau. Tiesiog wow. Čia rimtai, aš tai darinėjau anksčiau Stranger Things. Jo, aišku, pas nemažai surinku, bet nežinau. Jei galėtum vienai dienai apsikeisti gyvenimu su kitu youtuberiu, kas tai būtų? Nu, aš šiaip tais galiu pasakyti, kad daugumą stebiu iš rusakalbių, tai gal aš norėčiau kažką iš jų. Va. Ok, tiesiog. Tai aš stebiu daugumą rusiškus youtuberius, tai gal aš norėčiau kažką iš būtent iš jų apsikeisti. Ten šitą vietą. Bet taip, tai gal jeigu iš lietuvių, aš stebiu tik tais 2 lietuvės, tai yra tiesiog Mėta ir Česima, tai manau, kad kažką iš jų. O taip, tai aš labai norėčiau apsikeisti vietom, bet kartą su savo viena iš best. For real. Aš nemeluoju. Jo. Bet yra vienas minusas, kad jeigu aš apsikeisiu su savo viena beste, pas ją yra vienas jaunesnysis brolis, jeigu su kita pas ją yra vienas vyresnysis, kitas jaunesnysis brolis, tiesiog. Jo. Nu bent jau pas ją yra katė. Pas mane negi katės nėra. Nu bent jau šitą aš turiu šunį. Tiesiog, bra. Jo. Ir reikėtų kurti visiškai kitokio tipo turinį nei dabar. Ką rinktumėsi? Gal horror? Nesvarbu, kad aš bijau, bleba, visų tokių horror. Man jau negi Stranger Things, kad aš žiūrėjau Stranger Things, ten buvo tokių baisių vietų. Ir, tipo, aš negaliu iš tikrųjų, tai tiesiog buvau. Jo. Aš jau tiesiog dabar antrą kartą žiūriu tą Stranger Things serialą.
Jo. Jeigu jau kita kalba. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, kad tenais, tipo, 5 sezone, aš nespoilinsiu, kas tai žiūrėjo. Aš tenais biškutę visi verkiu dėl Eleven. Aš taip verkiau. Nesvarbu, kad mano pats mylimasis personažas yra Dustas, bet aš verkiu dėl Eleven. Aš vis keista. Ja, tai aš pasirinkčiau horror filmuot. Ja, aš šitais iš tikrųjų planuoju nufilmuoti kažkokį tais horrorą. Ir aš tengi norėčiau. Nu, dabar sėsiu man pagalbos kažkaip tais neprašysiu, nes viena bus užimta kitų reikalų, kitai bus per sunku jau biškutį, tai jo. O tėvai, nežinau, arba brolis. Pas mane brolis labai yra toksai pabaisa. Rimtai. Užtat kažkas 7 metų jį mokė boksą. Pratylim. Tai jo, kad vėl žodžiu aš filmuočiau horror. Koks tavo cringe momentas, kurį vis dar prisimeni? Pala. Kada aš dainavau per sesijas. Šitas buvo toks cringe'as, iš tikrųjų. Blemba. Man mama, tipo, kada mano pirma sesija ištekėjo, tai čia buvo 7 metus atgal. Čia blemba, toks buvo cringe'as. Aš negaliu. Čia žiūri buvo cringe. Aš nemeluoju. Tiesiog. Maža mergaitė su paima tokia. Dainuoja. Tiesiog. Dabar istorija pasikartoja per sesijų. Aš dainuoju, jau aš aišku pavalgus esu. Ir tipo, tada kaip tik buvo mano tėčio pažįstami. Jo. Netgi ir kada jūs pradėjote pasakyti apie kiekvieną žmogeliuką, tai tipo, jis iš karto tokia sako, Rimnylė, pati jauniausia sesė šeimoje, aš tokia. Ir sako, jau paaugo, mes jau tokį prisimenu, aš tokia. Jo. Palauk, man tokia buvo 2 metai. Ir mes jau su jais rimtais nematėmės. Jo, prieš koroną. Netgi. Jo. Ir tipo, aš paskui dainuoju. Ir tiesiog čia buvo toks cringe'as. Nes ir mama paskui pasakė, tipo, aš pažeminu ten biškutę. Aš sakai, aš nenoriu dainuot. Aš ten. Tai jo. Ir tavo kamera galėtų kalbėti, ką jį apie tave pasakytų. Eik mokykis, pagalas. Rimtai. Nu tai, arba mažiau kalbų, daugiau darbų, eini dirbti. Va tai vat. Koks iššiausias komentaras, kurį esi gavusi? Kokie bernai tau patinka? Čia pasiššiausias. Kur matai save po 5 metų? Nežinau pati. Gal namuose, kur yra milijon. Ko taip mažai? Ne. Begalybė katinų. Aš tiek dievinu katinus, aš negaliu. Jo, yra kokie 10 tūkstančių iš visų katinų begalybė šitą. Begalybė katinų ir tik tais 10 tūkstančių šunų. Čia kokie turi būti namai. Aš negaliu. Bet jo. Ar tu norėtum paversti savo darbą ateityje? Maybe. Galbūt taip ir bus. Tai jo. Pala. Ką norėtum, kad žmonės apie tave prisimintų? Kad aš sužiūri nors ne, aš negražiu. Aš žinau, man dėl tinka mano išvaizda. Jo. Tas yra tiesa. Tada šitą.
Pala, o aš dabar galvoju, gal kad aš esu tokia gera, tokia soft girl. Čia tas aš iš tikrųjų prie draugų esu tokia soft girl. Namie, blema kažkoks, čia demonas aš esu, rimtai, aš te meluoju, čia demonas namie. Jo, kaip pavadimo Huntry. Ok. Tai aš norėčiau, kad atsimintų, kad aš esu tokia miela, tokia gera draugė, bestė. Jo. Tai papasakok savo paskutinį video per 10 sekundžių. 10 sekundžių, paskutinis video tai buvo vakaro vlogas, tai kad, ok. Let's go, 10 sekundžių. 3, 2, 1. Linksmas, įdomus, tylus, ramus, gaivus. Viskas. Manau, kad 10 sekundžių praėjo. Apibūdink save 3 žodžiais, bet vienas turi būti juokingas. Taip, tai aš esu... kokia aš ten buvau pasakęs apie save žodį, bet dabar galvoju. Aš esu energingai tinginė. Aš esu tai gana juokingas ar ne, bet jo. Tada mėgstanti rengtis kaip aš noriu. Jo. Šitas man reikia rengtis uniformą. Man nelabai patinka mano uniforma, tai kad aš esu rengus va taip. Jo. Manegi dabar klasiok pradėjo sakyti visą įvairiausius komplimentus, kad taip jie labai patinka mano kelnes ir taip toliau. Tai nebes klasiokė. Jo. Ir tipo, nežinau, gal aš esu tokia soft girl, nes, nu, tipo, man labai patinka tokios baby spalvos. Baby spalvos čia labiau, kaip aš sakyčiau, prieinant soft stilių, tai kad aš esu tokia soft girl. Jo. Vienintelis dalykas, kad man labai patinka soft, tai yra gal mėlyna. Jo, nu, man patinka tokia baby blue spalva, bet mėlyna man patinka ir įvairiausiai, kad kaip pavyzdžiui, va dabar. Tai jo. Taip, gerai, jei turėtum ištrinti visus video, paliekant tik vieną, kuris tai būtų. Video su mano šunimis. Jep. Ką apie tave žmonės internete supranta neteisingai? Nežinau, aš jų nepažįstu. Koks savo slaptas talentas, kurio beveik niekas nežino? Dabar galvoju. Gal... Aš dabar galvoju, iš tikrųjų. Ai, kad aš dainuoju. Nu, privačiai dainuot, jo. Jei rytoj YouTube dingtų, ką darytum? Šlovė ir... Jei rytoj YouTube dingtų, ką darytum? Verkčiau. Gerai. Eičiau mokytis. Rimtai. Eičiau darytumų darbus. Eičiau tvarkyti kambarį, spintą ir taip toliau. Ja. Nu ir eičiau žaisti Robloxą. Po galais. Jau laikas pradėti žaisti Robloxą. For real. Aš jau seniai nebežaidžiau Roblox šitais galiu pasakyti. Aš pamiršau, kiek žaidimai yra. Reikės nufilmuoti vieną video. Tikrai. Šlovė ar ramybė. Komentarai ir laikai. Ir tas. Tobulas video ar tikras video? Tikras video. Nors vis ir tobulas irgi gerai. Tai kad galbūt abu. Būti žinomai ar būti savimi. Ir tas. Bet labiau galbūt savimi. Kur matai save po 5 metų, jau atsakiau. Ką patartum žmogui, kuris bijo pradėti? Nebijok. Nežinau, ką aš dar kartą palinkėtų. Sėkmės. Nežinau, gal. Nebijot pradėti. Jeigu tave heitino, tiesiog pasiūsk. Gerai, ką, pasiuntinėti nieko nereikia. Gal siūlyčiau... Nežinau. Nekreip dėmesio į heitą. Čia ypatingai. Jo. Ką norėtum pasakyti savo žiūrovams? I don't know. Būtinai pasteikite laiką, parašykite komentarus, kokį norit matyti kitą video ir subscribinkit mano kanalą.
vat taip pat. Jo. Bet būtinai parašykite komentarą, kokį video iš tikrųjų norit matyti mano kanale. Ir tada tikrai manau, kad pamatysit tokį video mano kanale. Pavyzdžiui, norėsit dienos vlogą. Opa! Dienos vlogas jau padarytas. Norėsit, kad aš nufilmuočiau unpackingą kažko tais. Pavyzdžiui, kuprinės. Padarysiu. Tiesa, greit atostogos. Vasaros atostogos. Jo, ir kaip tik parodysiu, kas mano kupriniai dedas. Jo, parodysiu, kas yra mano muzikos mokykloje tašį. Kas yra mano kupriniai. Jo, aš jaučiu, kad pas mane visą vasarą kažkaip praeis depresingai. Gerai, dabar ne apie blogą, apie gerą gal geriau pakalbam. Apie vasarą nereikia galbūt. Noriu pamiršti, kad yra toks metų laikas. Kur matai savo po 5 metų? Jau buvo šitas klausimas! Ką padartum žmogui, kuris bijo pradėti? Buvo! Ką norėtum pasakyti savo žiūrovams? Buvo! Kur matai savo po 5 metų, nu blemba? Buvo! YouTube ar TikTokas? Pagaliau. Taip gerai, YouTube ar TikTokas? Nežinau, žiūrint kur. Jeigu tam, kur pramuš savo laiką, nori, kad praeitų milės sekundę, nors paės 2 valandos kažkur tais. Tada TikTokas. Jo, atrodo, kad tu tik 10 minučių atgal žiūrėjai TikToką. Žiūri, ta prasme jau 3 valandos praėjo. O visą laiką tai būna. Tai jo. Tai jo, o YouTube, nu čia toksai laisvalaikis. Filmuoti ir taip toliau. Ne, nu aš TikToką ir filmuoju, bet tai yra privatus. Mano akauntas. Jo. Jeigu matot video su Audastinu, tai žinokit, it's me. Jo, aš tiesiog nekeliu. Ir ten, tipo, bus video ten, kur aš, tipo, savo tikrų vardų, tipo, jau pasakiau, savo tikrą vardą tenais TikTok'e. Ir, tipo, yra parašyta, tipo, I love my name. Ir, tipo, yra parašyta mano, tipo, visus mano bestas. Ir, tipo, toksai fonas, jeigu ką, iš karto sakau, yra toksai juodas su drugeliais. Tai, kad žinokit, tai it's me. Jo. Tada galiu pasakyti vienintelį vardą. Manau, kad mano bestė apie tai nesupyks. Adrija. Pats pirmas vardas yra Adrija. Tai jo. Tai, kad žinokit, it's me. Tai jo. Taip, ryte ar vakare filmuot. Gal labiau ryte, nes todėl, kad ryte pas mane dažniausiai nėra tėvų, vakarais jau pas mane ateina tėvai ir man nelabai jauku filmuot prie tėvų. Tai jo. Tiesa, dėl to aš kalbėjau labai tyliai per vakaro vlogą, tai kad jo. Tada viena ar su draugais. Nu, jeigu filmuot, tai vienai, nors norėčiau labai stipriai nufilmuoti su draugais, bet dėja, nelabai jie nori filmuoti. Tobula ar tikra? Jau buvo. Jei tavo kanalas būtų gyvūnas, koks jis būtų? Katinas. Jei galėtum turėti bet kokią supergalią, kuriant video, kas tai būtų? Kad kada tu filmuoji, ne? Ir jau iš karto, tipo, įspėjimą, ar tipo, tai va, susimontuoja. Tu pasakai, tipo, taip, aš norėčiau, kad va čia būtų spec efektai įvairiausi. Šitą iškirpk, šitą reikia iškirpti, šitą iškirpti. Čia prie muziką, čia viskas. Kodėl nieks nesugalvojo tokio dalyko? Blema, reikia užžiūrėti programėlę, kad sumontuoti video. Nu, tai čia jau kažkoks tai nenormalus, žinok, dalykas. Taip. Koks keisčiausias dalykas nutiko filmuojant? Kad aš vos tai susilaužiu piršto. Aš tik paimu, va taip, tipo, laikau pirštus, ne? Ir, tipo, to video nėra šitas kanalė, galiu pasakyti. Ir aš paimu, ir va tai, va pasidarau. Ir pas mane, va taip, tipo, va taip susilinka pirštus. Ir tiesiog taip trakšteliai. Ir aš tik, au! Iš tikrųjų, man taip skudė. Aš paimu, aš taip, bam! Ir aš tik, au! Iš tikrųjų, man taip skudėjo tą pirštą paskui. Visą dieną. Jo, o paskui
aš dar turiu batus riedučius, jau ką. Ir tipo, aš filmuoju video, aš paimu prisėtinu prie lovos ir aš tiesiai krentu ant lovos. Tai yra visi privatus mano video. Jo. Tiesa, parašykit komentarus, galbūt jūs norėtumėt pamatyti mano visus privačius video. Jo. Jau ką, ne ilgus, o shorts. Ilgų irgi yra privatus, bet geriau pažiūrėti shorts. Jo, nes tai mažiau laiko. Taip. Ar esi kada nors apsimetusi nuotaiką video? Taip. Aš prisimenu, kad aš vieną kartą filmavau video, kada man žiauriai stipriai skutėjo galvą. Aišku, to video nėra, bet, tipo, jo, aš dariau vaizdą, lyg man nieko nėra. Pavyzdžiui, aš dabar sargau. Jūs pasakytumėt pagal mane, kad aš sargau? Nežinau, aš tikrai vieną kartą atsikosiu. Vieną kartą pasačiau pauzę. Galbūt ir ne vieną, aš jau pamiršau. Bet vis tiek. Bet pagal simptomus, pasakytumėt, kad aš sargu dabar? Ne. Nors man iš tikrųjų yra negero, aš turiu gulėti lovai šiptais. Bet aš, matot, filmuoju video. Jo. Koks buvo tavo didžiausias cringe momentas? Nu, jau sakiau, ar yra komentaras, kuris tave tikrai įskaudino? Ne. Kiek realiai laiko užtrunka vienas video? Žiūrint, koks tai šiptais, dar priklauso nuo kokio video. Pavyzdžiui, jeigu vakaro vlogą, tai kelias valandas. Jeigu dienos vlogą, tai visą dieną. Dar bis montavimas, tai gal kažkur tais para laiko. Dabar nufilmuoji, paskui sumontuoji, tai jo. Tai yra didelis laikas, galiu pasakyti, švaistimas. Tada, jeigu, pavyzdžiui, ruošiuosi į mokyklą pagal stilių, aš tokį planuoju daryti. Tiksliau, nedaryt, o jis jau yra padarytas, tai planuoju gal sugrąžinti iš privataus į realybę. Tai jo. Tipo, iš privataus į neprivatų. Tai jo. Tai tenais kelias valandas irgi užtrunka. Tada... aš to ateisiu gal geriau. Ok, aš jau grįžau. Taip. Tai jo. Tai žodžiu, žiūrint, tai iš tikrųjų, kaip, kokį video filmuoti, tai jo. Bet taip tai mažiausiai gal užtrunka pusvalandis, tai jo. Tada pala. Kas sunkiau filmuoti ar montuoti? Gal labiau montuoti. Nors šitas ir tą sunku daryti, bet gal labiau montuoti, nes turi, tipo, kiekvieną detalę apkirpti, dar plius išklausyti kiekvieną detalę. Tai jo. Ir šitas galiu pasakyti, kad filmuoti irgi yra sunku, nes tipo, padarai vieną klaidą, turi viską absoliučiai perfilmuoti. Čia yra irgi nesąmonė kažkokia tais, tai jo. Tai kad tas ir tas sunku. Yra taip, taigi, ar būna, kad viskas nepavyksta ir reikia filmuoti iš naujo? Taip, būna. Tiek tų metų. Kodėl visiems taip įdomu, kiek man metų? Sakau, atsakysiu į šitą klausimą, kas negirdėjo. Atsakysiu į šitą klausimą, kada liks iki mano gimtadienio mėnuo arba 20 dienų. Jo. Maybe it's your birthday. Tai jo. Taip gerai, tai šiandien tiek klausimų. Na, dar yra klausimų iš tikrųjų, bet tai jau bus antroje dalyje. Tai kad pirma dalis yra uždaroma oficialiai. Kągi, ačiū, kad žiūrėjote šitą video iki galo. Laukit antros dalies. Ir kągi, visiems matėte. Ate!